Gerai, taigi dabar pasirinksiu šalį ir maždaug parodysiu kiek įmanoma kuo daugiau šiandien. Mūsų Venecija. Nėra skirtumų. Dėkime telefoną, biški kompas apkrautas, bet problemos. Gerai, štai. Prasideda žaidimas. Nesvarbu, kad ir kas kokią šalį paims, mes visi pradėsim kartu, bus pauzė, negalima pradėti, todėl galima pradžią pasiruošti kuo geriau. Kuo geriau galima pasiruošti pradžią, mes tik tada pradėsim žaidimą, kad tai visiems būtų geriau. Lauksim visų tikriausiai. Nebent kas nors valandą ruošės pradžiai. Tai va, sakykim, mano šalis, šūdas, ble, leido, nieko. Mano šalis turi problemų su tikėjimu. Čia yra tikėjimas. Čia gali pasižiūrėti Google Mapą. Aš esu Venecija, taigi turiu gabalų čia, čia, čia. Jie yra nekrikščioniški, musulmoniški. Man jūs reikia pakeisti, bet tai jums nesvarbu, nes tikriausiai jūs imsit kokią nors Europos šalį, kuri bus tik krikščioniška. Jeigu jūsų šalis, sakykime kaip Lietuva, mato, čia pusė yra nekrikščioniška, pusė krikščioniška, ne pusė krikščioniška. Nu žodžiu, tai būna labai negerai. Dažnai kyla sukilimai. Sukilimus sunku nugalėti, kainuoja pinigus, jėgą, viską. Tai va, sakykime, mano šalis yra Venecija. Dabar. Ko negalėjau rodyti prieš tai, tai yra apie prekybą. Tai čia yra jūsų meršantai, prekeiviai. Juos naudojat, sakykim, čia galite ekonomiją pasižiūrėti, kiek pas jūs pliusuoja. Nu, Venecija daug uždirba iš prekybos, tai pas mane pliusuoja daug, sakykim, 6. Tuo 6 jums kainuoja armijos išlaikymas, laivynų išlaikymas, fortų išlaikymas, kuriuo aš turiu tik tai 2. Tai žodžiu, sakykim, čia yra mercenaris. Jeigu pirksit juos, ko geriau nedarykit, jie nekainuoja manpowerio, kuris yra štai čia. Bet jie kainuoja labai daug pinigų ir yra labai silpni. Tai geriau jų nepirkti, turit pirkti iš čia armiją. Vėliau atsiranda patrankos, bet tik tai kai išrandaties, tai čia yra numeris, kiek gali turėti armijos. Aš turiu 18 iš 23, taigi iki 23 man nekainuos labai daug pinigų jūs išlaikyti. Bet jeigu tą numerį jūs peržengsit, o karius gamina taip renkaties ką gamint, arklių visą laiką reikia raitelių mažiau turėti negu pėstininkų. Spaudžiat kur norit gamint, sakykim, čia rašo kiek dienų gamint skirtingam regione. Tai geriau išsirinkti trumpiausią regioną, kiek jums gamins. Ir turėti numerį, kiek jums leidžia karių, tai yra geriausia, nes kuo daugiau karių turėsit, tuo labiau jūsų bijos kaimynai, lengviau bus sudaryti sąjungas. Bet šito numerio pražengti negalit. Šitas numeris negali pražengti šito. Nes bus per daug ir jūsų mokesčiai labai pakils, kurie čia rodomi. Va, Army Maintenance rodo, aš moku 5. Jeigu tas numeris pražengs tą kitą numerį, antrą, kiek aš galiu turėti, bus daug daugiau pakils tą kainą ir man gali net minusuoti. Sakykim čia. Čia yra patarėjai. Kiekvienas skirtingas patarėjas duoda skirtingą bonusą, bet nepaisant bonusų duoda Administratic Power, kad kauptų, Diplomatic Power arba Military Power. Šitų skirtingų poverių jūs matot, kiek jūs turi čia. Administratic Power 84, Diplomatic Power 126, sakykime, ir Military Power 84. Kam jų reikia? Jų reikia skirtingai nuo atitinkamų jūsų veiksmų. Tai, sakykime, sudaryti sąjungom, paskelbti taiką, pradėti karą ir taip toliau. Bet iš esmės jie reikalingi yra technologijom. Čia yra technologija. Trečio lygio. Čia matot su kiekviena technologija ką atrakinat. Bet jūs negalite peršokti kelių technologijų, turite kiekvieną išrasti. Čia rodo brūkšnį, kiek jums reikia. Užėjus rašo net skaičių 598, aš turiu 84 ir va rodo, kada žalia linija užsikaups, jūs galite paspausti ir išrasti. Jums atsirakins naujas lygis ir naujas lygis jums duos naujus dalykus. Sakykim, kai išrasit 5 lygį administraciją, kas yra labai gerai, gausit idėją. Kas yra idėjos? Idėjos yra štai čia jūsų
kiekviena šalis turi savo idėjas, kai jau rodžiau pirmam video, sakykime, dauguma šalių prekybinių yra geras dėl to, nes jos turi prekybinių idėjų. Sakykime, Venecija pakeista ir jinai prekybinių idėjų neturi. Iš pradžių jos būna pilkos. Kad jas atsirakinti, jums reikia štai administracijos technologija, kai pakelia tam tikrą lygį, jums duoda vieną idėją nacionalinę. Jūs tada pasirinkat iš nacionalinių idėjų, iš tai šitiek daugybės idėjų, kurios duoda jums štai tiek bonusų, kaip mato čia. Skirtingai nuo pasirinktų idėjų, jūs mato, čia yra militarija idėjas, yra diplomatika idėjas ir yra administracijos idėjas. Nuo kiekvienų pasirinktų jums kainuos vis kitą pointą, kad jas išrast. Jas išrast reiks tiek kartų, kiek čia yra bonusų, kaip matot. Kai išrandat jas visas, jūs gauna dar papildomą bonusą. Taigi, sakykime, jeigu jūs esat prekėjus, jums yra reikalinga ekonomijos idėja, expansion idėja, trade idėja, kuri duoda, sakykime, ten labai daug trade dalykų, vien 2 prekėjus duoda. Plutokratika idėja, kuri duoda dar daugiau prekėjų. Bet jūs negalit pasikliauti vien prekybą, nes jūsų armija bus labai silpni ir jūs labai lengvai sudaužys priešininkai. Tai, žinoma, labai gerai yra pasimti kažką iš militariją idėją. Sakykime, aš labai mėgstu quantity idėją. Jinai padeda labai mažom šalim, nes ne visi, kaip Prancūzija ir Austrija, turi labai... Čia matot jūsų manpowerį. Sakykime, mano max manpoweris yra 17 000. Taigi realiai aš per karą galėčiau prarasti 17 000 būrių ir tik 17 000 būrių jie atsigydytų. Tai čia yra labai mažai, labai mažas manpoweris, labai prastas. Prieš Prancūziją aš ilgai neištemčiau karo, nes tiesiog, net jeigu aš labai gerai kariaučiau, man baigtųsi žmonės, o jiem nesibaigtų, jie jų turėtų daug daugiau ir jų armija vis atsistatytų, o mano ne. Todėl labai gerai idėja, mano manimu, yra quantity idėja, kuri duoda manpower modification per pus, tai jūsų manpoweris iš mano 17 000 pasidarytų virš 20 000, kas būtų labai daug geriau. Tada kaip greitai man žmonės atsistatys. Tai dabar aš, sakykime, gaunu 143, tai su šitą idėją aš gaučiau, sunku pasakyti, procentais iš matematikas prastas, tai žodžiu, vis tiek daug daugiau atsikrautų. Ir visas kitas jums padarytų, kad kariuomenę statyti vis lengviau būtų, o kai gausit visas jas surinksit, tai tiesiog gausit limit modification, kiek galite iš viso turėti karių dar 50%, kas yra nesveika, mano manimu. Offense idėja, kuri duoda jūsų armijai tvirtumo, žinoma, plutokratika idėja irgi duoda ir tvirtumo, ir prekyba labai gerai. Tai kaip minėjau, čia priklauso nuo jūsų žaidimų stiliaus, jeigu labai plečiatės, jeigu esat geras diplomatas, čia labai priklauso nuo žaidimų stiliaus ir jūs pasirinkat. Bet šito video esmė apie prekybą, tai turėčiau grįžti prie prekybos. Ekonomija rodo, čia viską galite pasižiūrėti, kiek jums išnaudoja pinigų, galite pamažinti, kiek skirti pinigų, padidinti, aišku, kuo mažiau skirsi, tuos silpnesni kariai ten bus, tuos silpnesni laivai. Apie laivus dabar noriu paaiškinti, nes labai svarbu, nenoriu daryti atskiro video apie laivus, nors turbūt reikėtų. Yra 4 tipų laivai. Ir karakai, jie vėliau keičia vardą, bet nesmė. Jie yra stipriausi žaidimo laivai, jeigu kaunatės didžiuose vandenynus. Jeigu kaunatės didžiulį jūrai, kuri turi daug vietos, jie yra nenugalimi ir jie nuskandins bet kokius laivus. Tada yra barokai, čia kaip matot yra trade poweris. Čia linkstam prie prekybos, kad paaiškinčiau apie prekybą, čia yra trade poweris. Ir barokas jums duoda 2,0 trade powerio, vienas laivas. Tai sakykime, 5 laivai duoda 10 trade powerio. Galėjai yra labai geri mažose jūrose kautis. Jie gali netgi stipriausius laivus supyzdinti, jeigu jų daug. Ir jis mažose jūrose yra nenugalimi. Sakykime, kai žaidži už Hansą, kovoja čia va, tarp salų. Jie yra tarp salų neįveikiami, jie čia gali bet kokį laivyną atpyzdinti, aišku, nedaug didesnį, bet gali didesnį laivyną atpyzdinti negu patį. Ir tada yra krovininiai kogai, jie leidžia jums gabenti armiją jūrą. Žinoma, jeigu tuos kogus užpuls stipresni laivai, tai gali nuskandinti visą jūsų armiją. Bet tema yra apie šitos prekybinius laivus, barokai. Kaip minėjau, duoda 2,0 trade power. Tuoj parodys, kas yra trade power. Taigi aš turiu 3 prekeivius šiuo metu. Toliau išradimai duoda arba idėjos duoda mums jų daugiau. Čia yra trade. Čia matot, kiek iš viso uždirbat iš trade.
Čia matot visokius trade bonusus, kuriuos gaunat už idėjas, už jūsų turimas žemės ir taip toliau. O čia matot, kiek galit siūst, į kur galit siūst. Send, change. Iš kur galit siūst prekeivius prekiaut. Dažniausiai viršutiniai būna geriausiai, bet ne visą laiką, nes yra tam tikra strategija, kaip gauti daugiau trade powerio, kurią aš toj parodysim. Trade powerį jūs galite viską išnagrinėti paspaudę ant trade mapą. Kaip matėt, prieš tai man nerodė linijų, dabar jau rodo, nes aš esu in-game. Tai sakykim, čia matot linijas, iš kur ateina trade poweris. Kuo daugiau čia bus trade power, čia užeinat ir matot trade power, trade value, in notes ir matot 13 ten, tai ne trade power, va čia užėjai trade power matot, 89 jūs turit. Čia rodo ant vėliau užėjus, kokie šalys iš viso čia turi trade powerį. Taigi, jeigu jūs būnat pirma šalis, arba kuo daugiau trade power turit, tuo daugiau pinigų jūs paimat iš to uosto. Čia yra man daugiausiai trade power, todėl aš paimu daugiausiai pinigų. Čia matot Venecija, aš esu Venecija ir matot mano pirmą vėliavą. Sakykim, mano vienas prekeivis yra štai čia, netoli. Jis yra Ragusa. Ragusa labai geras uostas Venecija. Jisai, sakykim, iš Konstantinopolio paima trade powerį. Matot? Iš Konstantinopolio. Matot mano rodiklėlį, čia yra paspausta raudona. Tai reiškia, kad šitas uostas, čia yra mano prekeivis. Jisai siunčia trade powerį iš šito uosto, siunčia į čia, į Veneciją. Todėl Venecija gauna daugiau trade powerio, aš gaunu daugiau pinigų. Aišku, aš galiu siųsti trade powerį kur nors kitur. Bet čia nėra mano uosto. Kaip matot, vienoj taip pat yra mano prekeivis. Čia vat prekeivio ženkliukas. Ir iš vienos aš siunčiu taip pat trade powerį į savo uostą. Tai esmė yra tokia, iš visų uostų jums reikia susiųsti kuo daugiau trade powerio į savo uostą. Tada gausit daugiau pinigų. Kaip tai padaryti? Sakykim, čia aš esu paskutinis trade powerį Ragusai. Bet jeigu turėčiau, sakykim, 18, o jie turi 68. Taigi, jeigu aš turėčiau 50 trade laivų, ko dabar šiuo metu negalėčiau išlaikyti, bet ateityje galėčiau, jeigu turėčiau 50 laivų, neplauk, man 50 nereikia, 500, net tiek nereiktų, sakykim, turėčiau 30 laivų, manau, užtektų, ir nusiųsčiau juos čia, tuoj parodysiu, kaip nusiųsčiau, čia man matoma laivai, čia yra ženkliukas Protect Trade, spaudžiat, ir čia mato, čia aš esu pirmas, man čia siųstų nereikia, čia ir čia yra mano prekeiviai, ir čia aš turiu mažiau trade powerio, čia kontroliuoja Hungarija, čia kontroliuoja Mamblukai, trade powerį. Mano tikslas yra kontroliuoti šitus trade powerius, kad mano šalis būtų pirma. Sakykim, siunčiu aš į Ragusą, dabar yra 18, ne? Siunčiu aš juos į Ragusą, atspaudžiu, kad parodyčiau pasikeitimus. Reikia biškį palaukti. Parodysiu pasikeitimą dėl prekybos. Gal jau gavau. Gal jau pakito. Buvo 18, leiskit primint. Taigi, matyt, buvau paskutinis, buvo 18, dabar jau pas mane 31 ir aš pakilau. Taigi, aš daugiau iš šito uosto imu trade powerį ir siunčiu daugiau pinigų į čia. O kuo daugiau aš siunčiu čia, tuo daugiau aš uždirbu. Taigi, esmė būtų tokia. Mano tikslas yra, kai aš gaunu daugiau prekeivių, sakykim, nusiųst prekeivį į Konstantinopolį. Tada galėsiu paspausti čia rodiklę ir iš Konstantinopolio trade poweris plauks į Ragusą. Bet kaip matot, aš Ragusui turiu prekeivį, todėl jisai siūs toliau trade powerį čia. Taigi dėl šito prekeivio taps stipresnė Ragusa, o dėl Ragusus taps stipresnė Venecija. Žinoma, man reikia tiek laivų čia, tiek labai daug laivų į Konstantinopolį, jeigu noriu turėti kuo daugiau trade powerio. Aš noriu paimti visą trade powerį, jeigu noriu daug uždirbti iš prekybos, jums reikia kuo daugiau trade powerio į visus uostus. Aišku, jūs tiek laivų negalit pridaryti, nebent užimsit kuo daugiau pakrančių. Kuo daugiau pakrančių užimsit, tuo daugiau laivų galėsit vėliau statyti pastatus, uostus, jie leis jums dar daugiau laivų statyti ir, sakykim, galėsit pastatyti pakankamai laivų, kad paimtų trade powerį. Tai va, esmė yra tokia. Siunčiat į tuos uostus, kurie leidžia jums rodiklę nukreipti jūsų pagrindinį uostą. Sakykim, į čia man tikslo nėra siųst. Nu yra, nes jisai siunčia trade į Konstantinopolį. Iš Konstantinopolio galėčiau persiųsti čia ir tai čia. Bet labai daug darbo ir labai daug pinigų ir labai daug laivų reikėtų, bet yra lengvesnių vietų. Tiesiog čia, sakykime, kai matot, yra mano prekeivis ir rodiklė nustatyta siųsti į Veneciją iš karto. Tai, sakykime, jūs nežaisit už Veneciją, bet aš čia rodau kelius, kaip susiųst. Esmė, kad jūs turit nukreipti kuo daugiau linijų
kad jie eitų linijos pakeliui į jūsų pagrindinį uostą, taip uždirbti daugiau pinigų. Aišku, aš turiu tik 3, taigi dabar aš renku tik iš 3 uostų pinigus ir turiu nedaug laivų, negaliu perimti viso Trade Powerio, bet norėčiau turėti visą Trade Powerį, jūsų toks tikslas turėtų būti. Bet sakykim, kaip atskirti, kur yra jūsų pagrindinis uostas? Virš jūsų pagrindinio viesto yra toks ženkliukas ir rašo May Trading Port. Taigi jūsų tikslas, kad ir už kokią šalį žaist, jeigu užsiimsit prekybą, susiųst kuo daugiau Trade Power, sakykim, čia būsit. Ir čia, sakykim, bus jūsų ta ženkliukas ir bus jūsų pagrindinis uostas. Taigi jūsų tikslas bus surasti, iš kur čia eina šitos linijos ir iš jų surinkti kuo daugiau Trade Power. Sakykim, iš čia, ten kreipti, kad plauktų į čia, nu, manau, mintį pagauti jau pakankamai, ir čia jūsų tikslas yra surinkti kuo daugiau Trade Power eina. Sakykim, kai būni Hansa, tai matot, ateina čia. Iš čia, iš čia, iš čia, iš čia. Nu ir jūs galite iš visur vogti su laivais arba ne laivais, bet esmės jūs prekeivius ir siūs tą Trade Power į jūsų pagrindinį uostą, kuris ir duos galų gale jums daugiau pinigų. Tai pinigus dar gaunate iš gamybos. Čia jūs galite tobulinti savo provincijas, ką galėčiau paaiškinti kitam klipam, šitą manau jau užteks apie prekybą. Iš esmės, čia viskas, ką jums reikia žinoti apie prekybos kelius, kaip veikia laivai, kaip jums surinkti kuo daugiau prekybos. Už kitas šalis jūs gaunat pinigus už produkciją, ne už prekybą. Tai čia apie prekybos šalis. Tai kol kas, manau, šitam video tiek ir užteks.